ką tai sveiki. Sveiki atvykę. Sveikinamės iš Kuršėnų. Tai atvykom šiandien į Kuršėnus, vadinamas Driftiškės su šiokia tokia komandos dalimi. Tai pakalbinsim pro pilotus, kaip ir Kačerginės trasoje. Yra daug iš tikrųjų naujų driverių, kurie iš semi-pro lygos praeitais metais važiavę su plyta. Dabar keliasi su V8 į pro lygą pasitreniruoti ir važiuos ir semi-pro ir pro. Tai labai bus įdomu pažiūrėti, kaip tik ir nueisim juos pakalbinti. Jo, ir turim dar šiek tiek dovanėlių iš Skardos sprendimų, iš mūsų rėmėjų. Padalinsim ir ką, stebėsim varžybas ir ruošimės rytoj. Rytoj strytas. Bandysim užkariauti pasaulį. Laimėti. Tai labas, Domai. Labas. Tai kiek žinau, pirmas kartas pro lygoj. Tikrai taip. Ir su naujai visiškai pasidarytų automobiliu? Jo, realiai šią žiemą buvo biški pridėta rankų, pridėta darbo. Tai dabar išsibandau pro lygą. Daugiau gal sukčiauju dėl semi-pro, nes turiu galimybę važiuoti pro tik tai dėl pilnų lankų, nes mašina paruošta pro lygai, bet sąlyginai mano tikslas semi-pro. Bet kadangi papildomos treniruotės niekada nemaišė, tai tiesiog atvažiavau išsibandyti. Tai praeitais metais, kaip ir aš, važiavai su 3 litrų plyta šitoj trasai. Tikrai taip. Ir kokį skirtumą pajautai? Didžiulį. Tiek greičio prasme, tiek padangos visiškai kitas mišinys. Dabar šiuo metu važiuojant Zestino Maxu, tai plytai turbūt 225 padangą pasvajot su tokiu mišiniu, o vat su Veške jauti, kad ta padanga dirba. Atvažiuoji, nuspaudai gazą ir jinai važiuoja, kur tau reikia. Tai va tas žiauriai smagu. O kas ten buvo su Zestino? Mačiau kažką, kad rašė, kad negavo ten to treniruočio mišinio, ten dėl sienos kažkokie reikalai. Gal žinai kažką? Jie negavo Maxu, tai yra vidutinis mišinys, kas ir dabar čia yra, bet negavo būtent 265. Ir negavo 265 pro lygai, tai va pro lyga turi galimybę išbandyti pro mišinį, kuris yra dar labiau kibus. Tai aš sakiau, vieninteliu atveju gal pasimčiau pro mišinį, tai Lietui, nes Lietui jos turėtų tikrai stipriai veikti. O man tai pilnai Maxų pakanka, dar turiu netgi ir kur slėgio paleisti, jeigu iš tikrųjų reikėtų. Tai dar reikia atsišaudyti trasą, nes jau kaip ir užpakalį biškę atžymėjau į blokus, ne į blokus, į padangas ten viršui. Bet nieko, gerai, jau striba reikia. Bet šiaip kalbant apie Zestino, realiai tokia gera padanga, realiai kaina labai gera, lyginant su kitom padangom. Jo, šiaip. Matai, aš dar pirmą kartą su juo važiuoju, labai daug negaliu pasakyti, kiek iš tikrųjų galiu suvažiuoti ranus su vienu komplektu, bet iš pirmo žvilgsnio tikrai geriau laiko negu kinas, kas faktas yra. Ir jinai dirba, ta prasme, tolygiai ir stabiliai. Tai vat, turbūt renkiesi gal biški brangesnę padangą, bet žinai, kad jinai stabiliai dirba. Nes praeitais metais su 205 kinais lėkiau, tai čia būdavo vabank. Ateini ant pasistatymo ir arba sukips, arba ne. Tai toks ir gaunasi, kad dabar gali pasitikėti tiek mašiną, tiek padangą, kad tikrai sukips ir tu nuvažiuosi ten, kur reikia, o ne sėdėsi blokuose. Tai investuoji biškai tai pinigų, tam, kad po to nereikėtų labai daug pinigų investuoti, kai mašiną sudaužysi, dėl to, kad tiesiog padanga nesukibo. Tai tiek. Tai ką, ačiū tau, dar nepabėg, turim tau mažą dovanėlę nuo mūsų rėmėjų. Tai atidarytuvas, galėsi atidaryti, ką norėsi. Žinau, ką turbūt atidarysi, bet negalim sakyti prieš kameras. Tai jau paliubomu, kad po pro lygo šiandien bus pralaužtas vienas šaltas. Ačiū Skardos sprendimams. Tai ką, tai pasigavom Justą Furmanavičių, drifto komiteto vairuotojų atstovą, tai norėjom jį pakalbinti ir tau pirmas klausimas, ką galvoji apie šį renginį? Su kokiom nuotaikom atvažiavai? Į šį renginį atvažiavau tikrai su gerom nuotaikom, kadangi ir vienas mūsų komandos narys Domas pasiryžo šiai avantūrai. Šiaip matau daug gražių, stabilių, stiprių vairuotojų. Tai tikimės tikrai gero renginio ir tikiu, kad Linas šį kartą padarys kaip ir visada, kad viskas bus gerai, puikiai ir šauniai. Kaip tau šiaip šie metai, ta prasme, nuo šių metų realiai pradėjai čia tą vairuotojų atstovo veiklą? Aha. Tai kaip tau sekasi?
Nu čia iš tikrųjų reiktų klausti turbūt vairuotojų, kaip man sekasi. Iš mano pusės tikrai gerai sekasi. Labai iš tikro, šaunuolis, tai iš tikro- padedi. Malonu, malonu. O šiaip tai, nu ką, jeigu taip atvirai sakant, tai šiek tiek susidurėm šiais metais su įvairiais iššūkiais, kažkokiais gal netikėtumais. Nu, bet ir, kaip sakyt, bandom kažkaip plaukti tą liniją ir tikėtis, kad viskas jau toliau klostysis tikrai puikiai. Stengsimės viską daryti kaip įmanoma geriau. Bent jau aš iš savo pusės pažadu, kad tikrai vairuotojams gyvenimas būtų paprastesnis ir geresnis. Tai ką, ačiū tada Gerai, už ačiū jums. pasikalbėjimą. Sėkmės. Nepabėg, turim dovanėlių tau. O, Galėsi čia ką nors atsidaryti nuo mūsų rėmėjų Skardos sprendimų O, bei mūsų komandos gerai. logotipas. ačiū. Šiandien ačiū. vakarui. Gerai, dėkui. Visos sėkmės. Sveikas, Simai. Labas. Malonu. Malonu. Malonu susitikti ir pašnekėti su praeito sezono nemesis, taip vadinamo. Nes praeitą sezoną 4 etapai Arena Cupo, tai 3 kartus kritau prieš tave. Ne? Nu, matai kaip būna. Jo, tai va. Matau, čia apsistatė visokiais dalykais, tai čia rėmėjų kažkokių tai turi dalykėlių. Jo, bičiuliai mano, tai vat, taip išsipuošę, pasidarė. Jo, supratau. Kaip nuotaikėlės po praeito etapo? Labai gerai nusisekęs etapas buvo? Jo, šiaip viskas gerai, pavykęs etapas, nuotaikos gero, šiaip viskas smagu, džiaugiuosi, mašina atlaikė. Gal norėjosi iki galo pabaigti porinius, nepadarius tokių grubesnių klaidų, bet šiaip labai smagu, labai džiaugiuosi. Ok, supratau. Šitą žiūrėjau podcastą su Lino. Tai kiek girdėjau, variklis visiškai standartiškas yra, ta prasme standartinis ir viduje nieks nekeista. Ne. Tai ar prieš šitą, ta prasme, etapą darei ką nors žiūrėjai ar ne, ar viskas taip ir likė? Nieko nedariau, realiai viską taip pat palikau. Tai realiai viskas ant garbės žodžio. Nu, toks, kaip ir laikosi, viskas gerai, tik tiek, kad kažkas jam yra, bet kol kas dar nebuvo laiko, kada susižiūrėti, bet manau, ant Estijos jau reikės būtinai susitvarkyti, nes tokį kelią važiuoti ant klaustuko, tai nebūtų labai smagu, jeigu kažkas nutiktų per pavyzdys treniruotės. Nebūtų malonu. Ir tokį kelią atvažiavus, tai reikia jau pasiruošti. Kaip šiandien pasikūręs, kaip sekasi, kaip jautiesi trasui pats? Neblogai. Pirmą sesiją treniruočių atvažiuota, pasibandė vienokias padangas, dabar per kitą treniruočių sesiją bandysim pasigalast kitas padangas ir žiūrėsim. Tai tiek. Jo, šiaip visai neblogai, viskas gaunasi, viską pavėjam. Viską atrodo suvažiuojam. Tai reikia realiai dabar pilnai išsilaižyti trasą, viską įsisaugot galvoj ir važiuoti. Ir gazuot. Ja. Dar turime mes tokią vadovanėlę tau, nuo mūsų rėmėjų. Čia vakarui atsišaldyti vidų, nusiramint ir kaip autofanui 10 raktelis, kad niekad nepamestų. Šitas svarbus daiktas labai. Tai galėsim nealkoholinį atsikimšti. Gyra. Nu arba gyra. Gerai. Yeah, so today we have
a bit of guests from Latvia, Estonia, as we got a Baltics tournament going on. So, is it your first time here in this track in Lithuania? No, I was here before 2 or 3 years here. Every year I participate in this track. Yeah, okay. And what is your mood about this track? I mean, I know it's a bit sketchy, you know, going up the hill and you can't see what's going on up there. So, how you are just, you know, managing that? The track is tricky, so you need to get the correct speed, the correct setup for a car, and then if you make all adjustments, so you can drive it. Yeah. Not easily, but it's okay. You need to feel very comfortable, you know, just to go up that hill car. in such a speed and you know, not to fail. Yeah. Yeah. Well, what about your tires? Are you going on Zestinos or? No. I'm race? driving this year. I'm trying Kenda, but they are so. I will say that they are not so good at Westlake. Before I drove with Westlake tires. Yeah. And this year I tried this one. So Okay. I can't say nothing about Zestino. So, yeah. Okay, got you. What's your current standings in Baltics tournament? You know, this year I'm just taking some events in our country, Latvia, and this is closest in Šiauliai, near Šiauliai. Yeah. It's from my house, just like 2 hours to came here. Okay. I'm not driving all season. Yeah. Okay, so you're just making like Yeah. you know, for fun, just picking up seat hours Yeah. and you know. Because this is my 11th year, so I'm just calm down at the moment. Yeah. You're not participating for the place. no, You're no. just going for fun, the yeah. pleasure. All right. And how's the mood about the paddock? What do you think about event? You know, in our country. How do you feel? Here is always all nice. It's not like in Estonia. All is going very fast. We can the weather is great. The people are nice, so I'm happy to be here. Yeah. Okay. We're happy to have you here too. You know. Yeah. Okay. So good luck, and you know, make the crowd stand. Okay, thank you. Okay. Oh, one more thing. I have a little gift for you. All right. Here is a gift from our sponsors. Yeah. So you can use it for opening, you know, some cold things. Yeah. Beer. And Yeah. you have a 10mm socket here. Okay. So I think it is going to be useful for you. Okay, thank you. Okay. Good luck. Good luck. Okay. Tell me what you know about the motherfucker at the bottom with a gold grill, gleaming, make audio prime. Stop creeping out the fucking dungeon. Switchblade on him, hit the guns like a bomb. 30 rounds of that clip, I'll rip. Too thick with the stick that I won't miss. Little sick, real sick, don't talk shit. Whip like a brick, scale of fish. Suicide nighttime, no real fight crime mode. It's a great fight now with the real red eyes and we dying inside. Ooh. Bodies in fluoride, let the rope untie, just crucify me. Young Christ, wrist slice, couple hoes on the night, singing alright. Ruby was a motherfucking reject. Got like a wrist and never motherfucking bleak check. Still broke, got the motherfucking rejects. Roll hoes, asking if I see a ghost. Tell them no, I just keep broke. And the reblock, keep chunk. The deep dog, 3 feet the rope. Deep dogs, like that fucking sheep sock. Deep up, I hit myself and then I get the seed dog. Be a fucking deep up. We be to the club now, who's tryna bump down? We be the result of a reject from a small town. Turn into a demon of a bomb now. Loud round, slow, never know the ground. Stick the fuck back home, slay the whole pack home, take that little black hole. Soon I will shed this skin, turn to the devil, then I'll never reminisce. Tai labas, Deimantė. Labukas. Kaip tu šiandien sekasi, pasakok? Geras klausimas. Šiaip tai sekėsi žiauriai gerai. Tikrai žiauriai gerai. Mano mylimiausia trasa Lietuvoje. Bet antroji sesijai tai tiesiog, žodžiu, turėjom problemų su oro slėgiu padangose.
klydom, žodžiu, pasiėmėm kitą paračiuką, yra 0,5 paklaida buvo. Nu tai to pasiekoje dėjau į padangas, traukė, priekis lūžo, nu žodžiu, sugriuvau biški, namelis mano pagriuvo. Tai dabar likau be, nu žodžiu, žinai, tokia pasimetų, žodžiu. Bet sutvarkysi. Ne, tai sutvarkys, bet žinai, nu tiesiai kvalą. Ne, nu žinai, toks jausmai irgi, atrodo, sekėsi labai super ir dabar sugriuvau ir dabar nežinau, kaip vėl grįžti. Nenusiteik iš savo patirties. Labai tikiuosi, žinai, kad ta sėkmė, kur bus, kur tipo vėl grįšiu, kad geriau buvo. taip, negu dabar čia liūdėti. Tikiuosi. Nes man irgi lygiai tas pats, kai važiuoju, tai jeigu, nu, ta prasme, jau nusitiki taip, kaip matau, kad dabar tu nusiteikinėjai. Ne, nu žinai, tiesiog, kaip pasakysiu, žinai, gal kitiem kaip atrodo, žinai, iš šono. Taigi reikia užsikurt, žinai, čia, nu apmaudu, hebra, nu. Ne, nu tai faktas. Žinai, jums sakau, nėra ko kaltų ieškoti, bet geriausia. apmaudu dėl situacijos. Faktas, žinai, labai save tiesiog, nu kaip, numenkini, nes galvoji, kad tu kažką, žinai, ir Taip. kol atsirokavai, kol ten susitaisėjai, nu ir baigėsi trefkė, tai dabar kaip ir buvo paskutinis važiavimas labai prastas. Tai tikiuosi, kad grįšim prie pirmutinio važiavimo. Nu, turėsi du, vienu nepavyks. Tikėkimės, gausite straną. Žinai, kaip būna, nu nes važiuoklė. Taip. Tai jeigu- gal per ten bus galimybė kažką. Tai, sakau, turėsi du arba tris, Taip. tai manau, kad pavyks. Taip. O šiaip su automobiliu aplamai viskas tvarkoja. Šiandien dienai tai, nu, neprisikalbėt, bet šiaip tai šiai dienai jo, apart tos va, avarijos, tai tikrai kol kas nieko. O kaip sezonui pats pasirašymas? Nu, šis sezonas šiaip gan sunkus dėl to, kad 2 metus, nu, 3 metai, kaip aš važiuoju iš tikrųjų su varikliu be kaltienos. Nu, ta prasme, taip sakykime, tikrai nieko neremontuoju per daug, ten labai minimaliai. Koks variklis pas tave? V8 M serijos senas 4.4, jo. Nes aš dabar turbo irgi kraunu M50, bet su kaltiena, tai kaip pasakei, kad be kaltienos. Ne, nu, bet mano ta be kaltiena, žinai, kenčia, nu, aš negaliu ribotuvo laikyti, žinai kaip, tiesiog aš turiu pakestą, žinai, visą, kur tik išvažiuoji 3 metus ir tau kas antras eina ir sako, o kodėl tu ten pusę gazo varai? Nu, tai buvo, man tiesiog pabodo aiškinti visiems, žinai, 3 metai be kaltienos, vaškė, aš tiesiog stengiuosi tiek ją taupyti, kad aš nusprendžiau, žinai, kad geriau daugiau važiuosiu, bet, nu, paukosiu, nu, tiesiog nusaugosiu, tai iš tikrųjų ir taip, žinai, jau kankinu, tai šie metai, žinok, davė tokius, nu, vat, nuo pradžių sezono, nu, pavargo tą mašiną, normalu, žinai, 2 metus taip... Bet šiaip asmeniškai, va, kiek visi pastebim, tai šiais metais patobulėjai gerokai. Čeisas tavo patobulėjo gerokai. Žinok, aš tiesiog, nu, negražu taip, žinai, sakyti, pavyzdžiui, kiti atsisėda, žinai, tam čeise. Aš, pavyzdžiui, labai daug klaidų darau, tikrai nuoširdžiai, labai daug klaidų darau, bet mano, aš visada čeise, kai atsistoju, žinok, nesvarbu, kas ten šone. Fainas, nefainas, nu, žinai, kaip ten net netame, bet mano pirma mintis, žinok, Ne, nu aš kitaip neusikraunu. Tai žinai, šiais metais pagalvojau, kad... Jo, nu ta prasme, taip, ten klaidų milijonas, gal ir pralošiu, bet kažkaip šiais metais pagalvojau, kad vis tiek, nu, tas mano bekaltieninis variklis, nu, man duoda tų niuansų, žinai, kur negaliu pilnu gazu važiuoti. Tas bėgis mano 3 visada pastoviai yra, nu, per ilgas. Tarsi visiems atrodo, žinai, kad aš ten kažko nedaspaudžiu, nu ten, nors ten, žinai, visai kita situacija. Na, bet svarbiausia ir neperspausti visą laiką. Jo, tai tie čeisai, žinai, šiais metais gal man buvo tas, kur aš pagalvojau, kad tiek to aš rizikuosiu, žinai, kaip būna. Ir aš kiekvieną, žinok, čeisą kiek be atsistoju, vat ir Kačergui buvo, žinai, pavyzdys, kad visi man sakė, palik atstumą ir suvažiuok. Nu, arba sakysiu, ir stovėjau startę ir galvoju, nu, aš paliksiu, nu, ten buvo plyta. Aš galėjau palikti drąsiai. Ai, prieš Banevičių. Taip, bet aš galėjau drąsiai palikti. Ir būtum laimėjus. Ne, aš vis tiek ant durų. Aišku, aš ten suklydau, persistabdžiau, bet nesvarbu, žinok, buvau laiminga iki Načarta ir sakiau. Žinai, ne, nu, aš sau daugiau gal šiais metais noriu rodyti. Žinai, kai aš sakau, ta taurė, tai ką tu, žinai. Gal kažkada pasiseks, bet tikrai ne dėl taurės važiuoju. Supratau. Ką, tai ačiū tau už intervą. Ir turim dovanėlį nuo mūsų rėmėjų. Wow, dovanas visada gerai. Tai va. Tik nealkoholiniam arba gyrai, sudarytuvas ir 10 metų. Nu, kas žino, tai kaip suprantu, labai gera dovana. Ačiū tau. Ir už ką. Iki, sėkmės. Iki. Ką, tai labas, Aurimai. Sveiki, jaunieji vairuotojai.
Tai kaip tau šiandien sekasi, papasakok. Matau, dar čia krapštot kažką. Tai Kažkas čia gal... techniniai tiesiog dalykai, kuriuos patikrinam, kad nebūtų problemų tarp orinių važiavimų arba kvalifikacijos, kaip dažniausiai atsitinka. Kažkas kaip per treniruotės gerai, o va, kaip reikia važiuoti ant rezultato, gal būna atsitinka. Tai va, stengiamės viską padaryti taip, kad nebūtų. Supratau, tai kaip nuotaikos po praeitą etapą čempionė? Nu, tai dar čempionų dar yra etapų biški. Ne, bet čempionas praeitą etapą. Nu, jo, tai bendroje įskaitoje pirmas, tai dabar jaučiu tokią biški naštą, kad nepaleistos vietos. Jo, dabar jau reikia stengtis. O, tai visą laiką stengiasi atvažiuoji laimėti, o ne dalyvauti. Tai... Nu, bet vis tiek jau pakyla tas vis tiek motivacija didesnė, dar didesnė. Tai taip. Nu, tai svarbiausia tai yra, kad jau pripranti prie bolido, jau po biškį atsigaudai, kaip jisai važiuoja, kaip kas ir atrodo, kad jau dabar jauti malonumą iš esmės važiuojant. Tai va. Nes po chuliganą turbūt persėsti šitą kėbulą, šitą važiuoklę buvo ką veikti. Tai Kem 6 dargi buvo eiliai, tai po chuligankės važiavau su Kem 6, po to... Pamiršau apie šitą. Chuligankė tiesiog, kad lengvesnė mašina, važiuoklės darbas, tai buvo to ir panašus iš esmės, bent galinės, nes nuo 39 tiltą buvo idėjas, tai... Taip, bet aišku, nesulyginami čia kėbulai 82 ar 92 su chuligankė, tai nėra ten ką lygyti, visai kitokios mašinos. Žymiai greitesnis, realiai. Nu, kaip čia pasakius, nebūtinai, ten chuligankė yra labai lengva mašina, jinai svorio, tu gali ten kompensuoti tą, kiek šitą mašiną turinti gripo, tam esmė tas, visas greitis, tai sunku palyginti, tam esmė, kaip ko nori. Tai, bet iš esmės taip, 92 ir tas dirba kėbulas visai skirtingai negu visos kitos ar Kem 6 lyginant. Tai va, tai... Tai kaip ir visi turbūt važiuoju ant Zestino padangų. Nu jau dabar jau tokia mada, tai taip. Nu, tai... Su kokiu mišiniu važiuoji? Važiuoju su Maxiais, važiavau su Maxiais su Gilė, o dabar šį etapą važiuojam Pro, nes mažesnė trasa gal daug gripo norisi turėti, tai va. Bandom ir tą mišinį, bet iš esmės pasiteisinę abudu yra. Ir kaip šiaip aplamai tos padangos Zestino, kaip patinka, ką seniau naudojai, dar chuligano laikais? Pagal kainą ir kokybės santykis tai labai geras, nes iš esmės kaina gera per Zestino atstovą gavom čia Lietuvoje ir tai pagelbėjo kaip ir visiems mums, tai jam ačiū labai didelis. Ir tam esmė išlygino jėgas, iš esmės taip, kad ir kokios jos būtų blogos ar geros tos padangos, visi gavo dabar beveik realiai vienodas sąlygas. O kai važiavai ne Lietuvoje ir su chuliganu, kokias padangas naudojai? Tai buvo įvairiai, tai buvo vesleikai, buvo triaisiai, man labiausiai patiko padangos tuo metu. Tada buvo irgi mono padanga padaryta, su Zestinais tais pačiais važiavom. Ir su visokios išbandė su chuligankė ir tuo Kem 6 padangų, jo. Tai va, o dabar Lietuva atsirado šitas, jau buvau, žinau, ko beveik tikėtis, bet plius dar naujas mišinys, pabandėm patiko, lekiam. Ir kokią sakytum, tarkim, top 2 padangos, ne vien Zestino, bet tarkim Zestino ir ką dar pasakytum iš to, kas tau labiausiai patiko? Zestino Maxi ir Zestino Pro. Ne iš Zestino, kažką dar. Sunku pasakyti, labai daug tų gamintojų atsiranda ir gali būti, net nežinai, kad ta padanga, pavyzdžiui, nauja yra ir jinai pagaminta, yra, pavyzdžiui, kaip Zimeraldai, ir Vasiliauskas važiavo su Zimeraldais ir aš važiavau pernai ir Kvietkauskas važiavo. Žiauriai patiko, tam esmė buvo nei per daug, nei per mažai gera padanga ir jinai buvo tiesiog nauja ir nieks jų beveik nenaudojo. Tai va, dabar jau šiemet ten į Romanę važiavo Dinas su jo. Tipo, irgi pasiteisinęs, va, naujas brendas atsiradęs, apie kurį nieks nieko nežino. Tai va, man top tai vis tiek, bet kokiu atveju turbūt yra triaisiai buvo, bent seniau dabar tipo vėl atgaudė tą mišinį, nes buvo ten broko padarė, nekipdavo. Tai turbūt triaisiai ir Zestino dabar. Tai, o kiek, tarkim, su Zestino padangom šitoj trasai gali važiavimų padaryti? Su Pro 2 padarau, su Maxiais padarau 3. O tarkim, kačerginiai? Irgi panašiai, tas pats gaunasi. Man iš esmės 2 važiavimai, daug spaudžiu, pas mane toksai stilius yra, aš nepaleidžiu to gazo. Dideli kampai, tai ir mane supleška. Džiaugiuosi, kad 2 užtenka pilnais, 2 pilnus važiavimus. Dviem būtinai. Tai va. Ką tai? Ačiū. Prašau. Nepabėg, duosiu dovanėlę nuo mūsų rėmėjų Skardos sprendimų. Čia yra toks atidarytuvas.
Ačiū. Alaus negeriu, bet kažko... Ne alui, ne alkoholiniam, gyrui ar kažkam Gerai. negalim sakyti, kad tau. Nu, tai ačiū. Tai va. Gerai. Ačiū dar kartą. Iki. Tai ką, kadangi Domui sprogo, kaip matot, bakelis, kaip eilinį kartą, taigi su kuo aš atvažiavau su slyva, aišku. Nulėkiau su dviračiu iki slyvos, greit ištraukiau bakelį, čia realiai minutę laiko užtrunka, vieną šlangą numauni ir čia šlangą. Ir net ne ant varžto prisuktas tas bakelis. Greit numojau, atvežiau, va vyrai jau įdėjo, lieks toliau.